Čia yra toks, sakykime, pirmas žingsnis turbūt pradžiai licenzijos gavimo visos procedūros. Vienas kaip iš privalomų reikalavimų. O kaip pats egzaminas atrodo? Nu, jau laikant licenciją pabaigus simuliatorių kursą? Taip, egzaminas nėra, sakykime, ta vieta, kad mes sugalvojom tą egzaminavimą, paleidom jį savo sistemoje ir kad, kirsim sportininkus. Tai simuliatoriai gaunasi tada, kad atstoja tą patirtį, jeigu jūs tos patirties finišuotų varžybų neturit. O dabar jeigu, sakykime, Atvaras dalyvauja, tarkim, kaip pavyzdys Ring Challenge kažkur ar ne, jie užsiregistruoja ir aš atvarau kaip ir zuikį. Kaip visa ta situacija yra suvaldoma? Dabar licenzijos kaina kokia yra? Tai jos kaina, jeigu kalbam apie, mes aišku jau greičiausiai apie šitą atvejį šnekam turbūt, kad dalyvavimo čempionate, tai yra 110 eurų. Labadiena, šiandieną esame turbūt vienintelėje vietoje Kaune, kurioje konferencijų salėje turime sportinės įdynės ir šiandieną sveikinamės iš Lietuvos automobilių sporto federacijos ir kalbėsime su Lietuvos automobilių sporto federacijos atstovu Tomu. Sveiki. Labas, man. Ir šiandieną kalbėsime apie tai, kaip turbūt tapti lenktynių, kaip gauti licenciją, nes teko praeitais metais 20 minučių pabandyti dvaro komandos automobilį, patiko ir dabar ta visa tokia idėja gavosi, kad noriu lenktyniauti. Tai automobilį nupirkom, automobilis renkamas, dabar turbūt sekantis etapas yra licenzija, ar ne? Lenktynininko licencija. Taip. Tai nuo ko viskas prasideda ir kaip ją gauti? Tai sveiki dar kartelį. Licenzijos gavimas šiaip iš tikro daugam atrodo galbūt labai sudėtingas, bet ta procedūra yra pakankamai paprasta. Tai pirmiausia, šiaip iš tikro, nuo ko reikėtų pradėti, tai kalbėkim galbūt apie mūsų sistemą, tai reikėtų joje užsiregistruoti. Mūsų sistemoje reikėtų turėti laisvą, nenaudojamą ir jau neregistruotą elektroninį paštą. Ir faktas, susivesti visus savo duomenis. Tai yra vardas, pavardė, gimimo metai, ta prasme kontaktai, kad jeigu būtų kažkokių situacijų, sakykime, arba šiaip nesklandumų, kad galėtume mes su jumis realiai susisiekti. Čia yra toks, sakykime, pirmas žingsnis turbūt pradžiai licenzijos gavimo visos procedūros. Faktas, mes jau kadangi šnekam su dvaro racing atstovu, tai arba klubas turėtų jūs realiai prisiskirti kaip potencialų sportininką, arba priskiriam tada mes, kada vartotojas atsiranda tiesiog sistemai. Tai iš principo kažkurie komandai turiu priklausyti, taip? Taip. Realiai, jeigu šnekam apie, sakykime, pavyzdžiui, Time Attack C lygą, C lygoje gali būti ir individualus sportininkas, nepriklausyti klubui, tiesiog, kaip sakyt, važiuoti savo ir mokytis. Bet jeigu mes jau šnekam apie B lygos čempionatą, jeigu šnekam apie A lygos čempionatą, jau, sakykime, aukščiausią tą kartelę, aukščiausią lygą, tai taip, jau tada automatiškai gaunasi, kad privalomumas tiesiog yra priklausyti klubui, būti klubo sportininku ir tiesiog važiuoti už klubą čempionate. Ok, tai dabar ko reikia man pradžiai? Gerai, aš užsiregistruoju, priskiria mane Varas Racing komanda, ar ne? Taip. Kokie sekantis etapai, kokių galbūt dokumentų reikia prieš, nes vis tiek bus egzaminai, bus viskas ir ko reikia iki to? Jo, ok, tai jeigu šiaip kalbėt nuo pat pradžių, mes reikalaujam pagal mūsų licenzijavimo taisyklės, tai žemesnėse lygose bent 3 finišuotų varžybų per paskutinius metus. Tai yra vienas kaip iš privalomų reikalavimų, kad, sakykime, turėt galimybę egzaminuotis ir gauti jau iš karto čempionatinę licenciją lygos. Jeigu mes šnekam apie visiškai žalią naują variantą, patį paprasčiausią. Dažniausiai būna taip, kad viskas prasideda nuo simuliatorių. Simuliatoriuose pas mus irgi pagal licenzijavimo tvarką yra 10 valandų privalomų, kur galima pravažiuoti dieną, man atrodo, daugiau negu valandą. Tai žodžiu gaunasi, kad realiai 10 užsiėmimų simuliatoriuose. Tai simuliatoriai gaunasi tada, kad atstoja tą patirtį, jeigu jūs tos patirties finišuotų varžybų neturit žemesnėse lygose, ten Time Attack arba B lygos čempionate. Tai dabar, jeigu aš finišavęs niekur nesu, turiu realiai 20 minučių patirties su sportinė mašina ir noriu dalyvauti arba Ring Challenge, arba Baltic Touring Car Championship, galbūt netgi tose pačiose Aurum lenktynėse, tai man reikia pradėti tada nuo simuliatoriaus. Jo, realiai tada gaunasi pats pirmas žingsnis, tai faktas, mes jau apie sistemą pašnekėjom, užsiregistravom šitas ok, tada sekantis žingsnis gaunasi jo simuliatoriai. Pradedam nuo simuliatorių, akademija mus informuoja, kas per žmogus pradeda simuliatorių, sakykime, kursą, gaunam informaciją, kada tas žmogus tą kursą pabaigė, jie šiaip iš tikro išdavinėja ir sertifikatus, kad jūs, sakykime, man tas tiesiog turėjote 10 valandų užsiėmimus, kursą praėjot, kad tą informaciją mes galėtume užpatentuoti, sakykime, užtvirtinti, kad jinai nėra iš piršto laužta, kad tas kursas jūsų prasidėjo ir kad jisai baigėsi. Tai vadinasi, mes šitoj vietoj tada jau į varžybas nežiūrim, nes jų nėra, mes šnekam apie tą variantą nuo simuliatorių ir tada jau sekantis žingsnis lieka, tiksliau nelieka, o pereinam į mūsų ELASFO teorinių žinių patikrinimo egzaminą.
Ir kaip tenais viskas vyksta? Tai čia jau teikiam licenzijos prašymą. Užregistruotą paskyrą turim, tada teikiamas licenzijos prašymas, jisai šiaip yra formatuotas, maketuotas, kaip aš vadinu. Ten yra privalomi punktai, kuriuos reikia kelti dokumentus. Tai pradedam nuo vairuotojo pažymėjimo arba kito identifikacinio dokumento, tai gali būti ID, pasas kaip pavyzdys, nuotrauka aišku licenzijai, toliau draudimas, jeigu turit savo automobilių sportui tinkamą, tai gerai, jeigu ne, tai šiaip yra galimybė ir per mūsų partnerius apsidrausti. Turit partnerius, ne, kad aš kažkur ateinu, pasau, kad aš noriu lenktyniauti, man reikia licencijai draudimo, jie žinos, nereikia daugiau nepaaiškinti. Esmė yra tame, kad realiai visą administravimą vykdo mes, jeigu ne taip globaliai šnekėt, tai realiai aš. Gaunasi taip, kad pildant patį prašymą yra vieta pažymėti varnelę, kad renkatės draudimą per federaciją. Belieka įrašyti asmens kodą savo. Man, kada jau pateikus visą prašymą įkrenta ta informacija, aš tais rekvizitais, rekvizitai tai jau aišku automatiškai yra jūsų telefono numeris arba paštas. Tai šiuo atveju aš paštu siunčiu tiesiog draudimo pasiūlymą, pagal mūsų rekvizitus išsirenkat tinkamiausią variantą draudimo, nes jie yra 3, yra nuo minimalios privalomos iki pačios didžiausios draudimo sumos, nuo visų rizikų. Mes tada apdraudžiam ir paskui jau keliaujam prie apmokėjimo būtent sąskaitos už pačią licenciją ir už teorinių žinių patikrinimą. Dabar licenzijos kaina kokia yra? Jeigu mes kalbam apie A lygos licenciją, tai jinai vadinasi jau nuo šių metų ne D, o A, nes seniau būdavo licenzijos Time Attack'ui M, B žiedinių lenktynių čempionatui A, o jau sakykime čempionatiniai lygai tai aukščiausiai būdavo D. Dabar mes sulyginam viską lygiagrečiai. Lygos yra A, B ir C. Ir licenzija vadinasi A, B ir C. Tai gaunasi taip, kad Time Attack'ui C licenzija, nes tai yra C lygos varžybos, B lygos čempionatui gaunasi B licenzija ir A lygos čempionatas jau aukščiausias žiedinių lenktynių, tai A licenzija. Tai jos kaina, jeigu kalbam apie, mes aišku jau greičiausiai apie šitą atvejį šnekam turbūt, kad dalyvavimo čempionate, tai yra 110 eurų. 110 eurų čia metinis turbūt. Jo, čia yra metinis, mokama yra vieną kartą, sąskaita apmokėjimui, sakykime, už licenciją gauna jau atstovaujamas narys, atstovaujamas klubas ir tai mokama yra vieną kartą metuose ir licencija galioja visų 24 metų sezoną, tai yra iki gruodžio 31 dienos. Dabar kažkokie sveikatos patikrinimai kažkas? Jo, sveikatos patikra irgi yra privaloma, nes tai yra viena iš dedamųjų dalių. Iš dedamųjų dalių, sakykime, teikiant licenzijos prašymą patį. Jeigu kalbėt apie, vėlgi apie čempionatą, grįžtų prie to, kad nesimaišyt, kad konkrečiai mes kalbam apie A lygą. Taip. Tai medicininės pažymos forma turėtų būti iš sporto dispanserio, tai yra F068A. Jeigu aš turiu vartų pažymėjimą ir galiojančią medicinę, tai man jinai netinka. Ne, jeigu mes kalbam apie čempionatą, tai tada jinai netinka, to medicininė pažyma, kuri tinka nuo vairuotojo pažymėjimo, tai yra Time Attack'ui. O kada jau eina kalba apie B lygą arba apie A lygos čempionatą, tai jau turim specifinį reikalavimą, būtent tos formos, kuri yra numatyta pas mus licenzijavimo taisyklėse, tai va tiek. O kaip pats egzaminas atrodo? Jau laikant licenciją, pabaigus simuliatorių kursą, einu aš laikyti egzaminą, taip, tai kaip tas pats egzaminas atrodo? Visas egzaminavimas yra pas mus sistemoje, mes pasileidome egzaminavimą mūsų sistemoje 23 metais. Dabar kurį mėnesį tiksliai nepasakysiu, bet esmė yra kame. Yra sistemos generuojami klausimai. Tų klausimų, sakykime, egzamino metu yra 20. Viskas vyksta realiai regitros principu. Kodėl aš taip sakau? Tai iš 20 klausimų galima padaryti 4 klaidas, tai reikia bent 80% teisingų atsakymų. Egzaminą laikyti galima arba pas mus federacijų, tai atvykus Kaune, jeigu šiaip yra sportininkas iš Kauno, arba yra galimybė tiesiog prisijungti Zoom, tai mes kuriam tada nuotolinį pokalbį. Sportininkas dalinasi ekranu, prisijungia, aš viską papasakoju, kaip viskas vyksta ir tiesiog sprendžia tuos klausimus, kuriuos mato ekrane. Tie klausimai realiai, didžioji dauguma šiaip yra iš praktikos, sakykim, kurių neperskaitysi ir ne tai, kad ar dabar atsimenu, paskui neatsimenu, ar įmanoma kažkaip jos būtų pamiršti. Faktas, esmė yra didelis akcentas ir į vėliavų reikšmės, į įvairias situacijas su paveikslėliais, bet aš ką norėjau pasakyti, kad galima rasti metodinę medžiagą. Metodinė medžiaga yra pas mus prieinama šiaip federacijos puslapį, tai prie norminių, prie norminių aktų, prie dokumentų yra metodinė medžiaga, tik dabar tiksliai nepasakysiu, kaip vadinasi, ar, žodžiu, tiesiog nenoriu pameluoti, bet esmė yra kame. Mes tą medžiagą turim, jeigu jos nepavyksta pas mus puslapį rasti, galima visą laiką parašyti man bendruoju paštu, aš ją galiu atsiųsti. Kodėl aš tai sakau? Todėl, nes dalis klausimų yra ruošti, sakykime, egzaminavimo būtent pagal tą medžiagą.
Tai jeigu mes šnekam visiškai nuo pat pradžių, kur nėra nei sakykime, nei žinių apie, pavyzdžiui, nematytos nei vėliavos yra, nei įvairios situacijos, kaip jos yra traktuojamos, kas kaltas, kas nekaltas, tai realiai pastudijavus tą medžiagą ir ją gerai paskaičius, egzaminą įmanoma išlaikyti. Egzaminas nėra, sakykime, ta vieta, kad mes sugalvojom tą egzaminavimą, paleidom jį savo sistemoje ir kad, kirsim sportininkus. Tai yra tiesiog kam prisiminimas, kas turi didesnį negu, sakykime, 2 metų nevažiavimą ir faktas yra naujiems žmonėms, kad patikrinti, ar jie yra pasiruošę tam aukščiausiam lygiui. O dabar jeigu, sakykime, Varas dalyvauja, tarkim, kaip ir pavyzdys Link Challenge kažkur ar ne, jie užsiregistruoja ir aš atvarau kaip ir zuikiu, ne. Atvažiuoju, mano laikas ten tada ir tada kvalifikacija, aš išvažiuoju, ar kažkokia yra sistema, kad patikrint licenciją ir tu atvažiavai licencijuotas ar ne? Jo, faktas, organizatoriai būna papildomose nuostatose nusimatę administracinę komisiją. Tai jie sportininkus prieš varžybas tikrina, sakykime, pilnai. Tas pilnas tikrinimas, tai jeigu žiūrėt, kaip buvo, pavyzdžiui, praeitus sezonus, tai sportininkai pagal idėją turėtų turėti su savim visus tos dokumentus, ką aš jau išvardinau. Faktas, kad jie turėtų būti galiojantis ir jie turėtų būti pagal tą tvarką, kurią mes taikom, ta prasme, turėtų pilnai atitikti. Turėti vairuotojo pažymėjimą, turėti savo draudimą, turėti medicininę pažymą. Šiaip turėtų iš tikro prašyti net ir sportinio paso, arba jeigu ne paties sportinio paso, tai bent automobilio dokumento, kad, sakykime, sutaptų, nes vis tiek juk yra pildoma paraiška, neatsiranda dalyvis, tiesiog taip iš lempos, jeigu galima pasakyti. Organizatoriai tiesiog tikrina bet kokiu atveju, sportininkai turi administracinę komisiją prieš varžybas ir jeigu jūs užsiregistruojat į tą klasę, kuri priklauso čempionatui, sakykime, A lygai ir jūsų licenzija yra C arba B, organizatorius tiesiog jums neleidžia startuoti varžybose, nes ne tai, kad neleidžia startuoti, bet galbūt reikėtų teisingiau pasakyti, jūs galite tada važiuoti arba time attack arba B lygą, jeigu tai yra jungtinės varžybos, bet jeigu tai yra konkrečiai, pavyzdžiui, čempionato varžybos vyksta arba pas mus kaip pavyzdys ar ten Latvijoje ar Estijoje ir jūs neturite tą lygos licenzijos, tiesiog patikrina, pasižiūri pagal paraišką, kuri turėtų būti elektroninė, jeigu ne elektroninė ir tai yra fizinis patikrinimas ir, sakykime, prasilenkia informacija, kad, pavyzdžiui, C arba B lygos licenziją mato ir tiesiog jūs varžybose realiai startuot kaip ir neturit galimybės. O dabar gerai, tarkim, kaip pavyzdys dar tokia viena simulacija. Taip. Tarkim, lenktynėje šeštadienį, ten penktadienį aš gaunu kvietimą į kiną, į teatrą, nueinu į teatrą, ten vynas užkandžiai, po teatro kažkur nuėjom dar į miestą, ir toks šeštadienį atvažiuoja ne visai šviežia galva į lenktynės. Taip. Ar ne? Kaip visa ta situacija yra suvaldoma? Manau, kad nebūtų kažkokios svaigusių ar lenktynininkų. Jeigu kalbėt apie lenktynininkus ir žiūrėt šiaip į mūsų, sakykime, tvarką ir reikalavimus, tai šitoj vietoje jau mes vadovaujamės sporto komisarais. Yra tokie asmenys, kurie, sakykime, yra atsakingi už varžybų jau nestandartinės ir netradicinės situacijas, kaip numuštas šikanas, nuversta fiškė, kaip pavyzdys. Tai yra žmonės, kurie, sakykime, sprendžia visas sudėtingiausias situacijas ir galbūt ne visą laiką susijusią su pačiu lenktyniavimu. Tai jie turi pilną teisę patikrinti jūsų girtumą su alkotesteriu. Kažkokia tolerancija yra? Varžybų metu tolerancija yra 0,01. 0,1. Jeigu savaitgaliais varžybose dalyvauti negalima, čia tik darbo dienomis. Taip, tai realiai gaunasi taip, kad jeigu pastebėtų, sakykime, neadekvatų kažkokį elgesį, arba šiaip tiesiog matytųsi žmogui ant veido, kad buvo sunki diena prieš, ar Žalgiris pralaimėjo, ar šiaip tiesiog gavosi tokia proga, kad sportininkas kaip pavyzdys šventė, tai faktas, ta paklaida yra labai maža ir ją, sakykime, peržengti galima labai greitai. Žodžiu, arbitrai turi pilną teisę viską patikrinti ir įsitikinti, kad žmogus yra adekvatus ir blaivus. Jo, bet vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tai negali būti pašalinis bet kuris žmogus, kuris, sakykime, nėra nurodytas ar papildomose nuostatose ir nėra prie oficialių asmenų, ar kas nors, kas neturi nieko bendro, tai yra jau, sakykime, tam nesinorėtų tai pozicionuoti, bet tam tikri žmonės, kurie yra už tai atsakingi ir kurie gali priimti tokius sprendimus ir elgtis tokiose situacijose, sakykime, pagal pačią tvarką. Supratau. Tai dabar, kas reikalinga licenzijai, kaip ir aišku, kaip vyksta egzaminas, kaip ir aišku. Sekantis kelias dabar turbūt reikia važiuoti man į simuliatorių akademiją, nes finišų aš neturiu. Jo, jeigu finišų nėra, tai kaip ir kalbėjom, gaunasi toks truputį flashbackas atgal. Tai taip, keliaujam į simuliatorius. Simuliatorius turim Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune. Šiaip iš tikro didžioji dalis sportininkų ir baigia Kauno arba Vilniaus simuliatorių akademiją.
Tai reikėtų tiesiog keliauti į simuliatorius, būtent pradėti tą minėtą kursą, sakykime, A licenzijos gavimui. Praeina tos 10 valandų, tie 10 užsiėmimų. Mes tą informaciją gaunam ir jau paskui arba susitinkam federacijoje gyvai, arba bendraujam tiesiog nuotoliu ir tęsiam visą procedūrą. Supratau. Tai ką, tada keliaujam į simuliatorius ir jums tada ačiū. Viso. Iki. Iki. Sakau, čia taip gali atrodyti iš pradžių viskas paprastai, bet labai galima greit nudegti. Kadangi mūsų bendruomenė yra ir tokia ta maža autosporto Lietuvos, noris, kad būtų kai kumštas jisai, nes jeigu čia mes pradėsim dar viens kitam padangas badyti, kai mūsų yra ten 30 kaip pavyzdys, tai iš vis nieko neliks. Keičiam trasas, keičiam automobilius, galų varoma, priekių varoma, įvairiai iš esmės.